Sveiki visi, šiandieną turiu Mercedes klasę 2010 metų. Taip, atrodo, avangardas, keturakis, naujas senas keturakis. Jam keisime multimediją, šiuo metu multimedija yra Audio 50, tai yra mažasis ekranas ir jinai sugedo. Neišsisaugo atmintis, neišsisaugo radio stotis, neišsisaugo telefonas, nėra Bluetootho, nebeveikia auksas kažkodėl. Žodžiu, viską išimsim, dėsim didįjį ekraną ant TG4.0, padidės truputį ekranas, atsiras daugiau funkcijų, tikėkime veiks jau ir auksas, ir telefonas ir panašiai. Ir tada montuosime Apple CarPlay modulį, kad būtų galima prisijungti iPhone arba Android telefoną ir kartu galinio vaizdo kamerą. Tai šio Mercedeso dabar laukia ekstremalūs pokyčiai multimedijos srityje. Šiandien pristatome rubriką Kas mūsų neremia. Tai mūsų neremia Lidlas ir mes naudojame Lidlo įrankius. Kampu sukantis rankinis suktukas. Pabandom. Geras. 10 iš 10. 10 iš 10. Išmontavom seną multimediją, dabar turim naują seną multimediją, TG4.0. Dabar prijungsim naują didesnį ekraną, žiūrėsim, kaip viskas veikia. Važiuoja. Launchas. Tai sudėjom naują multimediją, ją prikodavom. Įvedėm PIN kodą, nustatėm pagal automobilį, tam reikėjo diagnostikos, tam reikėjo laido specialaus, bet viskas dabar veikia, viskas tvarkoj. Padidėjo ekranas, atsirado tokios funkcijos kaip Bluetoothas garsui, Bluetoothas muzikai, taip pat veikia telefonas, veikia navigacija, yra vietiniai žemėlapiai ir, kas mums yra svarbiausia, yra didesnis ekranas. Tai palyginus su senuoju ekranu buvo 5 coliai, dabar pasidarė 7 coliai ir viskas išliko originaliai. Tai kol kas viskas ok. Vienintelis dalykas, kad pirkom detalės iš RRR.LT, viskas kaip ir good, bet ant ekranų yra kažkokios tai 2 dėmytės. Tai tos dėmytės, nežinau, reikės kažką daryti, reikės turbūt kito ekrano, šitas nepasitaisys, tai ieškosim kito ekrano, bet projektas kol kas sekasi neblogai. Tai važiuojam. Tai sekantis žingsnis, kitas ekranas ir dėsim CarPlay. Padirbėjom, pakeitėm multimediją, viskas gavosi neblogai, prijungiam CarPlay, prijungiam galinę kamerą, galim pasižiūrėti, kaip viskas dabar atrodo. Tai pradedant nuo multimedijos, tai kaip sakiau, išlošėm 7 colio ekraną, atsirado originali navigacija su žemėlapiais, atsirado Bluetoothas, kas turbūt yra svarbiausia mums, tiek Bluetoothas tiek telefonui, tiek garsui,
galima prisijungti telefoną, leisti muziką ir panašiai. Standartinė NTK 4.0 multimedia pakeitėm į senąją Audio 50, pakeitėm iš Audio 50 ir tada prijungiam CarPlay. Tai pademonstruosim, kaip veikia CarPlay. Iš pradžių prisijungiam prie originalaus Bluetootho ir pasirenkam Bluetooth audio. Tada spaudžiame mygtuką back, palaikome, ateiname į CarPlay. Čia ieškome naujo adreso ir spaudžiame paruoti. Tokiu būdu prisijungia belaidis Apple CarPlay. Visas valdymas yra su originaliu ratuku. Turime Waze navigaciją, turime Google Maps. Ir kas turbūt svarbiausia ir smagiausia šito dalyko, kad turime garsą per Bluetooth, kuris yra geros kokybės ir galime jį klausyti automobilyje. Veikia balso pranešimai, groja muzika, vyksta jūsų telefono pokalbiai ir visas valdymas yra galimas per CarPlay. Tai nereikia jokių laidų, nereikia jungtis prie aukso, nėra blogos kokybės aukso. Nereikia kažkokio laido kišti į telefoną, viskas veikia bevėlių būdu, telefonas prisijungęs vienu metu tiek prie CarPlay'aus yra per Wi-Fi signalą ir per Bluetooth'ą prisijungęs prie originalios Command multimedijos. Šitas automobilis neturėjo galinio vaizdo kameros, mes ją sumontavome papildomai ir pridėjome ją prie CarPlay bloko, tai reiškia, kad ne Command multimedia valdo galinio vaizdo kamerą, bet valdo CarPlay blokas, tai pažiūrėsim to jau pat kokybę ir kaip jinai veikia. Tai tam reikės mums, manau, užsikurti automobilį trumpam. Na ir tarkim situacija, važiuojam, jungiam atbulinį bėgį, rodo galinio vaizdo kamerą, atvaizduoja parktronikus kartu. Ir dar veikia vairo pasukimo linijos. Tiek parktronikus, tiek tas vairo pasukimo linijas galima įjungti arba išjungti, jeigu jos jum trukdo. Tai, ir kita situacija, įjungiam drive, išsijungia, įjungiam dar kartą atbulinį bėgį, filinę kamerą įsijungia ir atvaizduoja parktronikus. Įjungiam parkingą, grįžtame į CarPlay. Taigi, kaip minėjau video pradžioje, šiam Mercedesui padarysim ekstremalių pokyčių metą multimedijai, bet gal ir ne tiek ekstremalu, tačiau išlaikėme originalų ekraną, pakeitėme originalų ekraną, viskas atrodo originaliai. Taip pat įgavome daug naujų funkcijų, kaip Apple CarPlay, kuris valdosi originaliu ratuku, veikia galinę kamerą, kurios prieš tai nebuvo, muzika groja per Bluetooth'ą, kas prieš tai buvo neįmanoma. Anksčiau klientas klausydavo muzikos pasijungęs per AUX laidą. Tai toksai mūsų projektas šį kartą. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi buvo įdomu, paspauskite like ir subscribe ir susitiksim kitame video. Viso.